Hei, sveikučiai. Senai besimatėm, truputį užsiėmęs buvau. Nebuvo nei laiko, kada pafilmuot. Grįžtam atgal į trasą. Pamenat, kai sodinom bulves ir buvo tuščias daržas. Pasižiūrėk. Bam! Ar jūs matot, koks daržiukas? O, kaip viskas gražiai atrodo. Moliūgėliai, svogūniukai, burokėliai. Pasižiūrėkit, kokios bulvės jau gražios. Ankstyvos bulvės jau žydi. Žiedukus krauna jau. Gražu žiūrėt. O be bulvių dar pasižiūrėkit. Bam! Šiltnamis, kai sužėlė. Matote, pasižiūrėkit, kokie pomidorai. O baba! Iki krūtinės. O jau kai kurie juoduoja. Juodi pomidorai. Labai gražiai žydi. Jau ir bumbuliukus krauna. Ir nemažus tokius, kai kuriuos bumbuliukus. Lauksim, kol paraudonuos. Karšta jau laukia daros. O, pasižiūrėkit, agurkai kokie. O, baba. Radom žalį agurkėlį. Va čia tai pomidorų bus dideli užaugę. Lauksim, prasidės pomidorai, tai reiks skubėt valgyt, nes visų tikrai nesuvalgysim. O agurkai tai skanesnio dalyko negali būti kaip šviežias agurkas. Pasižiūrėkit, kaip bitelės duodas. Dūzgė, bizgė, dirba jos, geras oras. Pasižiūrim, ar prinešė ką gero. Nieko gero. Labai mažai žiedadulkių prinešė. Tamsios bus iš žirnių arba iš pupų. Pora juodų yra. Karčios. Bitutės geria vandenuką. Pievos vidury turim moliūgus. Atsitupiam, bitės tik tai duodas virš galvos. Tiesiai eina avilys autostrada, bitė išlenda virš galvos. O jau kokie dideli. Reiktų biškį apipjaut, bet jūs tik pasižiūrėkit. Žiedas. Jau sukrautas žiedas. Viskas tvarkingai. Dar vienas trisė čia yra. Lapai didžiuliai. Drėgmės yra. Puiku, džiugu. Kai įsigandau. Išgazdino. Iš pasalų. Aviliukai spėtinės su spiečiukais, nes jau neturiu kur dėt. Kur dėt tos spiečiukus? Reikia gaudyti, reikia turėti, nes yra planų. O kokių turim planų? Planų turim tokių, kad reikia plėstis. Jeigu galimybės yra, ko ne. Mūsų vatavą bityną dar padidinti netgi 10 aviliukų. Jau dabar yra 27, tai dar 10 aviliukų bus 37. Sakyčiau, visai neblogas skaičius. Na, o paskaičiavus, mūsų 2026 metų, šių metų derlius buvo 600 kg medaus. Tai po 30 kg iš avilių, sakyčiau, nėra labai mažai. Normalūs skaičiai. Nei per daug, nei per mažai, kaip čia pasakysiu. Kas sodas gero. Nieko. Obuoliukų daug bus, žiūrėkite. Pilni medžiai abalių. Ten niukliausiukai. Bijūnai jau nužydėjo. Kaip gaila. Šilauogė vieną. Biškį yra augyčių. Kažką tai užmesgus. Aš ne šilauogė augintojas. Aš avietėm rūpinos šilauogės. Yra kas augina, tai tegu augina. O aš turiu aviečių plantaciją. Labai smarkiai užaugo. Važiuosim, pasižiūrėsim tikrai kaip užaugo. Apeisim, paskaičiuosim. Yra aišku nusiskundimų, minusų. Nusivylimų, kitaip pasakius, tam tikrais stipriais sodininkais, sakykime, tie, kur turi labai stiprius vardus, bet nieko iš didelio rašto išeina iš krašto, kitaip pasakius. Tai važiuosim, pažiūrėsim, kaip ten kas kaip, tai lekiam. Kambarėlyje turim darbinę netvarką šiokią tokią. Medaus kalnas, kalniukas, ne kalnas. Tai turim pirmiau sukto, anksčiau, jau šerkšnas dedas, gražu. Ir turim šviežią medaus sukto prieš porą dienų, skystą, stiklainiuką. Kas nori pigiau kibiriukais, kas nori ekologiškiau stiklainiukais. Tokia ir ekologija, tas kas perka, jeigu neišmeta, naudoja antrą kartą stiklą, tai ekologiškas žmogus, kai metukas viską perka naujo. Daugiau ateina naujo, kas dar geresnio, tai bananas, reikia būti pavalgiusiem. Čia turim
pipirmėtė, gal ką žino, būna ir medus su pipirmėtė, liofilizuota, čia jau liofilizuota jinai, traška visą. Pipirmėtė dar nedariau, bet atėjus laiku tikrai padarysim su pipirmėtė. Pipirmėtė nepirktinė, pipirmėtė savo rankom užauginta. Tai viskas ekologiškai, ką kaimetukas užaugina, tą kaimetukas ir naudoja. Čia va, sakykim, tos pipirmėtės, kur buvo labai gražios, tai kaimetukas va, jų lapelius tik pavogė, įkišo į vandenuką ir... O koks gražus paduks. Įkišo į vandenį, praeis kokią savaitę, jos išleis šakneles ir sodinsim, dauginsim, kad jų būtų daugiau. Jeigu netyčia patiktų šitas skonis, medus su pipirmėtė, kad kaimetukas galėtų jo padaryti daugiau. Ir nebandytas reikalas, negirdėtas reikalas. 2 maišeliai yra milteliai, o milteliai kinų, eglių spygliai. Taip. Kažkas naujo, kažkas netikėtų. Bandysim, žiūrėsim jauni eglių spygliukai. Kol maži, jie būna minkšti, labai rūgštus, turi sakų aromatą, labai skanus. Tai žmonės eglių spyglius maišo su medumi ir, kaip pasakyti, naudoja žalius. O kaimetukas galvoja kažką įdomesnio, kad galima būtų ne tik savo naudoti tokį produktą, bet ir, sakykime, suteikti kitiems žmonėms galimybę, kurie gal negali į mišką nuvažiuoti, gal neturi savo medaus, kad suteikt jum galimybę paragauti, pažiūrėti, kaip tas miškas atsispindi maiste, mūsų Lietuvos miškų spygliai, eglių ūgliukai. Tai va, bandysim, žiūrėsim, kaip pasidaro medus, koks skonis, jeigu viskas gerai, jeigu bus skanu. Visiems patiks, tai kaimetukas pasidalins savo Facebook'o puslapyje, kad labai skanu, labai sveika ir pavyko, tai galėsite tada įsigyti mano eksperimento. O kaip matot, pagal šį vaizdą ir pagal visus tos maišelius, kurie čia yra sudėti, kaimetukas nemiega. Darysim, žiūrėsim, kaip čia gausis. Tikėkimės gausis gerai. Tikėkimės, kad šis draugas didelis atsipirks. Tiek žinių iš kaimetuko darbo vietos. Kaimetuko darbo vieta atrodo. Darbinė betvarkė, žinokit, darbinė betvarkė. Bet nieko, einam, užsikursim traktoriuką ir lėksim apžiūrėti aviečių. Kaip tos avietės, kas užaugo, ar užaugo. Taip pat pasižiūrėsim, jau pagal viską turėtų būti žiedukai, pumpuriukai. Tai pajungsim laistytis, nes dabar karšta, reikia truputį drėgmės. Laistom po mažai, bet dažnai. Aviečių šaknis yra paviršinės, jos neina gilinės, tokį sluoksniuką tokį. Prisidaro tų šaknelių ir jom reikia paviršinės drėgmės. Tai biškį palieji, šlapia, drėgna, jom užtenka, praeina porą dienų, kad viskas neišdžiūtų iki nulio, smėlio nereikia, truputį vėl palieji, vėl porą dienų pabūna drėgmė. Tai važiuokim, paliesim avietės ir apžiūrėsim, kokią situaciją mūsų avietinė. Taip atrodo traktoristas šiandien. Juk reik atrodyt kietai. Ne? Kaimo rimčiausias, kaip pasakyti. Ką pasakau, tą padarau. 1, 2, 3 ir viskas padaryta. Sėdam, lekiam pas aviečių. Štai kaip atrodo mūsų lysvės. Avietės jau paaugę. Kieva jau krūmiukai gražus. Žiedelius krauna. Avietės, ne visos vienodai užaugo. Nežinau dėl ko, bet tos va mažesnės. Šitai iš viso išstypus. Vienos gražiau atrodo, kitos blogiau. Bet svarbu, kad bent jau kažkas yra. Pagal žiedų skaičių galiu pasakyti tiek, kad aviečių paragausi. Gervagės. Kiek pumpuriukų, kiek va žiedukų bus va. Bet gaila, kad tik ant šitos ir ant šitos. Tik tai ant dviejų. Kitos va. Vienas iš vis dar mažos, kitos paaugę. Šiaip tai visos va taip neblogai, gražiai paaugę. Taip atrodo tos plantacijos. Aišku yra, sakykim, ir biški kai kur va tokių vietų va.
Kaip čia. Čia va pakapstyta. Čia va pakapstytas va visas tas va. O kas pakapsto, va pasižiūrėk. Nulaužt. Tokia graži avietė. O nulaužt. O iškapstyt. O kas kapsto? Kaimynų vištos kapsto. Va kas kapsto. Pikta, baisu, bet nieko. Šiaip prigijimo skaičius tikrai neblogas. Jos vis tiek. Kai kasi nematai, ką kasi, nes kasi, kol dar nėra nieko, sakykim, viršui, išaugusi. Bet va, žiedukai yra, krauna, gražiai. O štai čia turim pipirmetį. Sodinsim va, pavasarį pasodinta. Išaugo, išdygo, biški tokia blankoka šiltnami, gal per greit augo. Dabar į lauką atnešėm, pasodinsim į vieną iš eilių, kad jinai čia va, į tas vietas, va, prie laistymo sistemos, prie visko gaus vandens, saulės, visko, ko reikia. Ir tada prireikus, kai metukas galės prisiskinti, išliofilizuoti ir padaryti medaus su liofilizuotom pipirmetėm. Einam, įjungsim laistymą. Dabar yra kažkur tai po 6 valandų. Ir kai įjungsim laistymą, pakalbėsiu apie šitą eilę vasarinių aviečių. Jungsim laistymą, jungiam vandenį, čia atsukta iki galo ir nunešim dar į galinę vieną lysvę, kur gervuogės negavo, kur nepadariau gervuogėm 3 laistymo sistemos, tai ten reikia rankutėm palaistyti. O kokį nusiskundimą galiu pasakyti apie šitas vasarinės avietės. O nusiskundimas toks. Pirkom iš plačiai žinomo sodininko. Stiprus vardas, aišku, nieko aš prieš jį neturiu, bet stiprus vardas, kaip ir viskas turėtų būti gerai, bet turėtų. Pasodinom, kaip matėt, iš 18 nupirktų aviečių užaugo tik tai 6. Tai, kaip pasakyti, toks biškė gaila, sumokėm tai už 18 ir nemažus pinigus. Pinigai į balą. Sakytume, mes padarėm. Aš sodindamas kažką padariau ne taip, sakykim, avietę į žemę įkišau dar kažką. Sodinau tai visas vienodai, o išdygo tik tai 6 iš 18. Nu, atsitiktinumų nebūna. Iš savo pusės padariau viską kaip reikia, pagal visas taisyklės, o rezultatai kalba už save. Reziumė toks, kad daugiau iš to žmogaus aviečių turbūt nepirksim. Keliaujam laistyt gervuogės. Tai tos porą gervuogių, kur neturi laistymo sistemos, tai jos negauna vandens vargšės, tai jas reikia palaistyti rankiniu būdu. Viskas po truputį. Mulčias veikia labai gerai. Aišku, ravėti reikia, bet piktžolių tikrai mažiau. Ir mano pastebėjimas toks, kad pirmas mulčias, kurį dėjom anksčiausiai, sakykim, ta visa žolė, kuri anksčiausiai buvo uždėta, pats pirmas sluoksnis, jisai beveik supuvęs, va, plika, va, pajudini ir visai nedaug tos žolės pasikelia. Tokie va tik tai gabaliukai likę nedideli. Dar labai vienas įdomus dalykas, taip va pritūpus, čia va ta visa eilė aviečių, jos buvo pasodintos gruodžio mėnesį, prieš sniegą, gruodžio mėnesį. Avietės ko ne aukščiausios geriausiai pridygo, nors tada sako, kad negalima. Ir avietės sodintos balandžio mėnesį, štai kaip atrodo, daug mažesnės palyginus su po dešinę esančiomis. Bet svarbu užaugo. Šiais metais vis tiek derliaus nesitikiu, šiais metais tikiuosi aviečių, žalios masės, pamatyti augalus. Na nežinau, turbūt augalai jaučiasi stipriai, jeigu turim tokio dydžio augalą ir jisai turi žiedelius ir turim tada tokį va, palyginus dydžiais labai mažiuką augaliuką, irgi turi žiedelius. Gal kai kurie daugiau išsigando, bet reziumė, avietynas atrodo nuostabiai mano akimis. Gal kažkas turės kažkokių pastebėjimų kitokių. Tai ir pirminiai sklandumai. Bekalbant, kažkas pokštelė. Ateinu
Ir žiūriu, kad mes jau nebe gervagės laistam, o ką laistam, vanduo bėga tiesiog. Dabar reikia pažiūrėti, kur, paieškoti, kur tą galą išspjovė. Siurblys per galingas ar kas? Ne, per galingas, viskas gerai. Galios niekada nebūna mažai. Atsinešim dar vieną kamštuką ir užkimšim. Gerai, va, prasivalė visa sistema. Ateinam, va. Užsukom. Problemų nėra. Viskas sutvarkyta, padaryta. Nu, būna tų nesklandumų ūkių, būna. Tai ir padaro gyvenimą kaime įdomu, nes niekada nežinai, ką reiks daryti. Vieną dieną vaikštai tarp aviečių, kitą dieną suki medų, trečią dieną medaus sukimo patalpose kraną tvarkai, nes atsisuko. Kaime turi būti visų galų meistras. Šiandieną tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit paprenumeruoti ir iki kitų susitikimų.